Pertraukos aš ir vėl priėjau prie kameros, bet tai nebėra. Šiandien filmuoju naują video ir tikrai po ilgos pertraukos, kuri buvo prieš mėnesį ar taip toliau, aš dar vėl naują video. Kodėl nekūriau video, nes neturėjau idėjų. Sulaukiau daug neigiamų komentarų ir tiesiog neturėjau laiko, nes tikrai, kai neturi idėjų, neturi laiko nei galvoti, nei dar filmuoti. Tad aš tiesiog šiandien kažkaip pagalvojau, reikia būtinai nufilmuoti video, nes tikrai laiko praėjo daug. Gana. Pertrauka tikrai didelė. Gana viskas. Tai va, tai atleisti už pašalinius garsus, kaip visada. Atleisti už apšvietimą, už mano balsą, jei kas bus blogai. Tiesiog taip ir atleisti, kad matysite mano rankos visos išpieštos, nes šiandien buvau mokykloje ir neturėjau ką veikti. Jo, mano šuoloje, tai žinot. Bus garsas tikrai, gal girdėt, nežinau. Jo, tai čia kažkokiu, aš nežinau, čia kažkokiu brūkšliu. Nežinau, mato žodžiu. Nepėt. Tai šiandien filmuoju AliExpress pirkinius ir sakau, mano šuo, kas iš jo daros, aš nežinau, nes nenori pas mane vedu, bet aš tiesiog neleidžiu. Bet ja, taigi aš daugiausiai iš AliExpress perku rūbų ir aš vėl užsisakiau, bet dabar jau nebe rūbai, bet parodysiu dabar, ką jau seniau nusipirkus ir ką turiu dabar. Taigi, visų pirma, ką aš patį pirmą visam gyvenime užsisakiau iš AliExpresso, tai būtų šitą bliuskutę, kurią aš jau nešioju metus. Jinai žiauriai graži šita. Su pelėda. Jinai biškį persimato, man tai video labai patinka, bet jo, viskas labai gerai, va čia va, patinka tai, kad taip eina. Labai madinga, šiandien buvau vėl mokykloje, nes kurgi nepasipuošęs. Čia va yra tokie segtukai, tokie galima sakyti, ir vienas trūkumas, kuris man nepatinka, tai du. Kad peršviečia biškį, bet nieko nesimato čia. Ir tai, kad, nežinau, matysi, bet žiūrėkit į rankovės, šitą trumpesnė, šitą ilgesnė, šitą man biškį tai nepatinka, bet aš galiu šitą visada tiesiog patraukti viršų ir bus lygios. Tai va, toliau pirkau čokerį. Pirkau ne vien tik šitą čokerį, bet pirkau dar daugiau čokerių, bet juos aš kažkur pametus, bet jo, radau šitą tik tai vakar. Tai va, nežinau, matosi. Labai mielas ir dabar irgi užsisukau 2 čokerius, ar ten 3, nežinau. Va, toliau iš rūbų, ką tai pirkau. Tų kelnių šitos, kurias atsiuntė neseniai. Šiokios fainos sportinės kelnytės, kapumos, kimpės, galima sakyti taip. Beje, šitą kainavo biškį, neprisimenu, gal kokio $7, gal kažkas tokio, šitas čokeris $5. Tai va, ir šone parašyti žodžiai. Ir čia parašyta Life, Love, Sur. Sorry, aš nežinau, ką reiškia sur, bet Life, Love, Sur. Ir surf. Ir va čia dar, ko jūs nežinau, sušau ženkliukas, bet man jas labai patinka. Dar jau nebuvau užsidėjus namuose. Pažiūrėt, kaip atrodo, bet jos tikrai man patiko. Tai va. Toliau eina, gal šitą pradėdam nuo šitos dar, kitas palikate. Tai būtų žiauriai miela, žiauriai faina šitos tokios salotinės tokios spalvos bliuskė, kuri, jau pastebėjau, čia keičia paveiksliukas. Man žiauriai patinka, aš turiu tik vieną, bet jinai yra žiauriai graži. Taigi, visų pirma, tai būtų, nežinau, matos atleisti, kad jis mato, tai toksai, kai nemoku paaiškinti, meščiukas, galim sakyti taip, viena akis žvaigždė, kita tokia sutrūkus širdelė ir smailas, o kita pusėje žodžiai, ant kurių parašyta Never give up, tipo, niekada nepasiduoti. Tai va, ir iš šio. Ir šitą kainavo tikrai nebrangiai, bet ir pasakyčiau, kad labai pigiai. Jinai kainavo maždaug $6. Tai va.
toliau prie kvepaliukų, tai būtų One Moment, One Direction, štai tokie kvepaliukai, man jie labai patinka. Ir žiauriai gražiams pakavime. Jų kvapas tiesiog tobulas, užtat aš jų beveik nenaudoju, nes laikau tokiuose progose jau tokiuose geresnėse. Žiauriai kvepia. Žiauriai tokia, nežinau. Kaip čia paaiškinti? Gal biš man jaučiasi vanilė. Man iš labiau pakavė. Vanilė gal tokios kaip ir gėlės kažkokios, bet žiauriai skanus kvapas, žiauriai. Kas turi, arba kas turėjo, arba kas žino šitą kvapą, gal turi draugės, tai žinot, kas čia per kvapas yra. Tiesiog, tai va. Ir jie kainavo $11. Už tokią kainą tikrai apsimoka. Buteliukas nėra didelis, bet jame yra šilkapus kvepalai. Jo, 30 ml. Nu, nėra tiek ir mažai šiaip. 30 ml. Toliau pirkau paprastą baltą blizgutę, kurią irgi pirkau jau senokai. Nes nusipirkau vieną tokią suknelę ir tos kelnes. Tai va, tokia blizgi, paprasta, balta, nepersišviečia per ją niekas, nei krūtinė niekas, tai man tai labai patinka ir jinai yra labai patogi. Tai va, ir beje, šitą blizgį dar noriu pasakyti, kad jinai yra iš bambuko odos ir tokia švelni. Tai va, šito blizgį kainavo $1 kažkas tokio. Tai maždaug eurą. Turiu kitą blizgutį irgi ir žiauriai cute. Ai, dar šitą papirkau nesnį. Kelnių irgi, kaip suknelės tokios, kurią parodys paskutinę. Tai būtų štai tokia žiauriai miela blizgutė. Čia yra mėlynas spalvos tokios, galima sakyti. Jinai yra su meškiuku, kuris laiko rožytes ir širdelę. Ir joje parašyta I love you ir 3 širdelės. Dar mažiukės, va. Tai jau labai miela, patogi ir viskas su ja labai gerai. Labai tampri. Tai va. Ir paskutinis dalykas, kurį aš nešiojau vakar, nes jinai žiauriai graži, tai būtų šita suknelė. Tai štai taip atrodo. Aš nedėsiu jokių rūbų, nes tikrai užteks. Tai va, štai tokia. Žiauriai graži. Su užtrauktuku. Aš jau gulupiu, tai man žiauriai nepatogu. Va. Užseksiu dabar kamą. Čia iš kalo atsitosiu parodyti. Štai, įmatosi. Žiauriai graži. Dabar gal taip, jinai atrodo ne kaip, bet jinai kaip užsideda. Jūs įsivaizduojate, kaip negražiai atrodo. Tai va, čia žinau, lankstau viską, bet mano tvarka turi būti. Mano kambarys nėra labai tvarkingas. Bet turi būti tvarka. Tai va, taigi tiek šitam videoje. Ir jo, kaip ir sakiau jau kitus dalykus. Šiandien jau užsisakysiu, galima taip pasakyti, aš jau seninkau. Jos ateis man per 2 mėnesius maždaug. Užtat po 2 mėnesių aš vėl kursiu, aš nežinau, jei tik tai dar užsimėsiu, kursiu AliExpress pirkinių antrą dalį. Tai, jei patiko, būtinai paspauskite like, pakomentuokite, kokio kito video norėtumėt ir paprenumeruokite mano kanalą Brigita Kašmaris. Tai